Šiandieną panagrinėsime labai gerą klausimą apie smilkalus. Prisižiūrėtų visų video apie netikrus kristalus, tai dabar manęs klausėt apie smilkalus. Kodėl nesidaro magija? Kodėl nieko nevyksta? Tai aš, mėlyjeji ir mielosios, pasakysiu tik savo nuomonę, savo patirtį, o jūs spręskite ir darykite, naudokite, ką norit, kiek norit, su ko norit, žodžiu, jūsų pasirinkimas. Esate dideli, berniukai ir mergaitės, spręsti jums. Tai klausimai buvo dažniausiai tokie. Kodėl paėmus pagrindinius ingredientus, kurie susiję su magija, kristalai, ar ne, eteriniai aliejai, žoliniai smilkalai, kodėl nepavyko ritualas, kodėl nieko nevyksta, kodėl galų gale net energija neišsivalo namuose arba kristale, žodžiu, arba kad ir pačiose elementariausiose nedideliuose tokiuose ritualuose, ar ne, kuriuos gali daryti daugelis, ar ne, nėra ten tos jau labai gilios magijos. Tai visų pirma, arba ritualą atlikot ne taip, nors daugelis sako, kad tikrai taip, ir ten su mokytojo vedimu ir panašiai, ingredientus, viską susirinkot. Ne, bet kai pradėjot man siųsti savo nuotrauką, tai tapo aiškutis, kodėl ten niekas nesuveikia. Na, pavyzdžiui, aš čia dabar rodau tik pavyzdį. Tai yra mano rankų darbo smilkalai. Kiekvienas unikalus ir vis kitoks. Nes skirtingos žolelės auga skirtingų laikotarpių, iš lietuviškų miškų, viskas daryta rankytėmis, na, akivaizdu. Kiekvienas unikalus nėra tokio pat, abejoju, kad surasi. Taip, žolelius tenais gali būti tikrai panašių, nes darau kaip savo ir naudoju kaip savo tam tikriem dalykam, jūs naudojate irgi. Tai va, mano, tarkim, žoliniai, aišku, dideli, nestandartiški, nes, kam pirkti po tą mažą pipsiuką, ar ne, kuris dažniausiai tokį didžią, jeigu galima turėti didelį, aš pati daug naudoju, žodžiu, pastoviai reikia ieškoti arba pirkti, žodžiu, grįžau aš vėl prie savo gamybos, kaip ir anksčiau jos ir darydavau. Tai va, mano yra dideli ir štai tokie. Tai kai pradėjot jūs siųsti man savo nuotraukas, kokius kai jūs smilkalus naudojate? Tiesiog cekava pasidarė. Gal neetiška bus čia dabar rodyti. Pasakosiu žodžiais. Jums rinktis, jums spręsti. Kadangi atsiranda kiekvieną dieną mergaičių, kurios labai gerai išmano kristalus, bet paklausus nieko neatsako ir čia tik tokia blokuoja, Instagram'e blokuoja, nesvarbu, ne mūsų reikalas, ar ne menuliukai ir ne menuliukai. Tai kaip aš jums sakiau, pasidomėkite, iš ko perkate kristalą. Ar žino pavadinimą, kodėl siūlo, ką siūlo, žodžiu, apie kitą akmenį paklauskite, apie dar kitą, juk matosi, ar žmogus tą išmano, ar pažįsta ametistą, rožinį kvarsą, ar kalnų krištolą, vetsolą, ar ne?